Labas rytas. Ten pastoviai išvykstuojam. Šiandien turim laisvą dieną. Po Urubambą pasivaikščiosim. Čia yra kažkokia tai vieta, į kurią galima užeiti. Nėra čia tam pačiam miestelį daug nieko, yra tik aplinkui. Tai eisim dabar tenai patikrint. Vietinės kapinės. Vėl rytas. Nu čia oras toks paskiaurus metus, tai piktukai atakuoja. Kur paėmė kažkurio nečiau. Tai va, tai einam čia kažkokį Kastilio de kažkas tai pažiūrėti. Ir vietinės kapinės. Zaibys, o ko mes į kapinės einam? Na, tai vis tiek reikia praeiti tenai, sakė, aš viskai. Palacio de... Tai va, kad ta gydė sakė, kad aš šalia jūs dirbu, kad ten... Palacio de Juana Kapak. Kapak, o taip radom vietinės kapinaitės pakeliui. Aplankysim, pažiūrėsim, kaip čia žmonės Katakombos. žiūri į tą reikalą. Pas juos tokių kapinių senų nėra, sakė. Priežastis ta, kad anksčiau jos laidodavo Gemalo pozoj kalnuose visus pagal senasias tradicijas. Ir tik tai netaip seniai čia pradėjo laidoti. Ta prasme, va taip. Čia matyti jau jie karstuose, jie anksčiau horizontaliai nelaidodavo. Nebuvo galima, reikėdavo į Gemalo pozą sulankstyti tą, reiškiasi, numirėlį, tam, kad tai yra Gemalo poza, kadangi jis gimė iš iššių ten kažkokios tai dievybės, tai ir turi grįžti į tai. Toks kaip Avataro, pas jos tikėjimas labai, aš manau, kad Avatarą ten biškį nupjovė nuo jų tikėjimo, nes kai jie pasakoja, tai labai jau į Avatarą panašu ten viskas. Žmona rado Platro kapą. Ten alaus pastatyta. Alaus fantos, matys, žmogelis mėgo įkalti. Čia dar vienas. Dėdukas įkalti mėgo. Alaus butelys pastatytas. Nu, gerbė savo senolius. Čia va tokie biški senesni. 1955. Nu taip, įdomiai, ne taip kaip pas mus. Bet lotynų šalim labai įprastos kapinės. Tikėjimai susimaišę, žmonės. Tie patys žmonės, kaip pasakoja ta mūsų gidė, kad jie eina į pamaldas, tiki katalikiškais visais reikalais. Bet kai ateina jų tautinės šventės, kur reikia eiti aukoti dievam į kalnus, jie eina ir taip pat sėkmingai su to pačiu azartu aukoja. O čia yra Urubambos miestelio pagrindinė gatvė. Jinai prasidėdavo tenai va kalnuose kažkur tai. Ir eina čia per čia upė teka visur šalia, nes ten ledynas tirpsta. Čia teka vandeniukas ir jis įteka į tą upę, kuri čia drėkina tą visą Sacred Valley. Čia yra Palacio de Juana Kapak. Čia buvo kažkoks tai matyt rūmai kokie ar kažkas, bet sakė, dabar Šarūnas Banos įkišė, sakė, ten remontas vyksta viduj. Tai neįsim. Čia kažkokie tai žmoneliai kažką repetuoja susėdę. Va kaip žmonės saugo savo tvoras nuo tų, kurie nori jas perlipti. Kaktusai ir stiklo šukės tokios normalios. Tokia spigliuota viela senobinė. Dar labai daug yra, matosi gatvėse tokių vat įrengimų, kurie yra, šiaip palia oficialiai Honda čia visur ant jų yra parašyta. Jie paprastai būna uždengti, o čia va taip, o varomas šitas daiktas yra, ten varosi viena grandinė, persiduoda į šitą, o dar būna dviejų galinių ratų varoma, kur dvi grandinės ateina.
Dar daug grafičių, o tokių va teminių. Čia ta merganė į temą su skrybelė, bet grafitis tai va toks. Dar viena su skrybelė ne į temą, grafitis į temą. Atėjom į vietinį barą, ta prasme realiai neturistam, o vietiniam bandysim atsigerti kažko tai šalto. Toks koloritinis. O, Che Guevara. Jo, va, aš jau matau, ką aš gersiu. Dar kitos. Radom vietinę mokyklą, vaikai vieni darbe uždaryti sėdi. Kiti ten žaidžia krepšinį. Bet tie narvetai geruliai. Kur žiūri vaikų teisės? Taigi čia mūsų ta prekybgatvė amžinoji. Koloritinės tetos. Žiūrėkit, nuo kiek visko kokos lapai padeda. Kontrolo diabetis, mineralis, kalcijo, fosforo, magnezijo, cinkas, grandesaltūras va padeda aukštinti gėlėm. Toksai, oho, koksai turgus. Spalvos. Čia gali paklausti, matyti, nusipirkti iš karto pasigaminti. Veiksmas vyksta turgus. Visi eina su vaikais į darbą ir pas visus beveik vaikai. Kas papų maitina, kas ten miega vaikai. Radom koloritinę vietą tokią. Čia yra 2 vietinė. Sėdam 2 po 2? Taip. Ar visi 4? Galim čia visi 4 sėsti. Čia. Jo, galim šitą pastovų. Čia tokiam kiemeliui viskas taip įdomiai padaryta. O va, čia, hebra, čia koksai lounge'as. Taip, realiai. Jo, minut tenais galima. Hola. Gal. Šypsosi mergaitė, nežino, koks čia vargas atėjo. Buvom prisėdę valgyti, atsigėrėm alaus. Labai taip viskas pagal feng shui, sakykim. Bet žiauriai karšta. Čia tokia temperatūra rodo 20 laipsnių, bet angliškais mastais kokia 3-5 savijauta. Lietuviškais gal daugiau dar. Dabar einam ragauti čiūros vietinių saldumynų. Čia užėjom į kokį tai kioską. Kokia? Madam. Neturi čiūros, ne? Ok, tai yra tenai čiūros šitam turgui. Smirdančiam. Čia va toks gyvenimas verda. Čia pusė, kur be saulės kiek žmonių eina gatve ir pusė su saulė. Visi slapstosi. Ką? Einam gal čia, jeigu stovim prie sankryžos. Kur pasakysi, ten eisiu paskui tavo šikną nors į pasaulio kraštą. Pasiaukojau vardan mokslo, vardan žinių. Manau, vis tik geriau negu žalio kopūsto su Alaus skonio ledai. Kurį ten tavo rado, bet... O, įsipurvinau. Visai skanu.
tokia. Kadangi šiandien tokia jau apie nieką gavosi, tai snaudėm. Aš skrolinau, Inga snaudė, išsisnaudė. Dabar tenai kuičiasi. Eisim vakarieniauti. Šiandien nieko neveikiam, vaikštom, jedam. Poilsis prieš šturmą. Ar ne? Ar ne? Taip. Čia vadinasi pamiršk kamerą namuose, tai ateisi į festivalį Žiūrovai. Viskas vyksta prie bažnyčios, dar van vaikučiai kažkokie tai ateina. Muy bien, muchas gracias a la institución. Tai va, tai mūsų iš tikrųjų kelionė persirita į antrą etapą. Pirmas etapas buvo čia Urubamba, dabar bus Akvos Kalientės. Iš ten 2 kartus eisim į Machu Picchu, 1 kartą į patį Machu Picchu, o sekančią dieną lipsim ten kažkur dar aukščiau, neatsimenu kaip vadinasi ta vieta, iš ten iš kur matosi Machu Picchu. Dar iš viršaus galima pamatyti. Ne Machu Picchu, o Machu Picchu. Tai va. Tai toks mūsų rytas. Dabar laukia Pirigonas. Susidėjom daiktus ir pasiruošėm po kuprinę, nes į traukinį į Akvos Kalientės negalima važiuoti su čemodanais. Tai mes susidėjom daiktų 2 dienom. Įsigrūdom dar mažas kuprinytės, nes į Machu Picchu lipti neleidžia su didelėm kuprinėm. Tai va, tai dabar važiuosim, žiūrėsim, kaip tenai bus. Mūsų buvęs, dabar jau buvęs viešbutis. Atsisveikinam šiandien. Žodžiu, čia visą laiką buvo pasirinkimas arba keptas kiaušinis, arba plaktas kiaušinis ryte. Viskas labai vienodai, absoliučiai nieks nesikeičia. Šiandien ryte sulaužiau matricą, nuėjau, sakau, man reikia išsivirti. Išvirkit man, prašau, kiaušinių. Pirštais parodžiau čainiką kiaušinius. Suprato, išvirė, pervirė. Dzin, geriausia pusryčiai sofa. Okay, there we can visit the chicheria. What is chicheria? It's a kind of Andean bar. Okay, where local people are preparing the Inca beer. Okay, made it by Amin, you don't need to call me second time, Amin. Okay, so first one. Okay, so we are gonna visit this local family preparing this beer made it by corn. And then after we are going to Ollantaytambo. Atvažiavom I show you the bulls, Yeah, right? yeah. į Čičeriją. Čičerijoje mums pils vietinio alaus. The Andean bars. Panašu į traukinį. Tai nestovėk ant bėgių. Hola Marisol. Tie jautukai turi istoriją. Po konkistadoro atsirado kryžius, prieš tai visą laiką būdavo jautukai pas juos ant stogų. Has a little Laimės, vaisingumo there is blowing because of nice weather. ir kiti simboliai. We have Andean tomato also in the sacred Ah, valley. it's tomato. tried here. Sakiau, kad pomidorai. Yes, But very they are sweet, isn't it? Yes, it's We tried sweet. yesterday actually. Yes, we make dessert with the Bien, Andean здоров. tomatoes. We also make some dessert. And also we add it in the chili sauce. So it's that's why it's so flavor. Kokia išeitis, kai neturi šaldytuvo, o norisi šviežio maisto? This is the chicheria. This is local houses that has been existed since the Inca or probably since the pre-Inca time. Okay? This, yeah? Yes, this kind of place. Okay, so this is kind of bar because local people came around 4 or 5 p.m. to have fun here. Čia trina kukurūzų Yes, greičiausiai. drinking beer and then after dancing. Okay, and that's why exist these places. The how the local people drink is in the big glasses.
Okay? When? So in Cusco it's tradition that we must do drops. We must give to Pachamama some drops just for the first glass. For Pachamama, and then we drink. Okay? It's for you. For you. For you, Rosita. Here we go. Oh, gracias. Salud. Not just drop. Yeah, well, actually before drinking we say we offering Pachamama, Mother Earth. No, but the first glass, the first drop, then after we know. No, but in case you want to do it, you can do it. No, but, Lašelį. for Pachamama bendita, we say, okay? Nu, toks įdomus. Kukurūzų sultis surūgiusios, nu. Tai taip, kuo ilgiau stovi, tu daugiau spirti. Praga. Now we are gonna try the pink, very nice leaves. They selected like that, okay? And they offering Pachamama. These 3 leaves means Caipacha, okay, this ward where we live, Hanapacha, the upper ward, I think we talk about in Pisac, right? And then Ujupacha, where the dead people goes to the uterus of Pachamama, okay? So they offer to the mountains, they blow first. No, Apu Salcantay, for example, which is in that direction. Apu Veronica, the protector of Ollantaytambo. And Apu Chicon, the protector of Urubamba. Okay? And after that, now they can chew it. This is some small ritual that the people are still doing until now. How you see, many tradition, we didn't lose it. Okay? This is coca, it was always sacred. Vatenaiva. Vatenaiva. Aš čia sunkiai matau. Yra viešbutis kabantis ant šito, ant kalno. Ir ten sako, viską turi, ten normaliai, tipo, ir tualetai, viskas yra, o ten dar buvo prieš tai kitos kompanijos matėsi pakeliai, tai ten net buvo kubilai tokie lietuviškai sustatyti ant kalno sėdi ir o užlipti galima takeliu Vatenaiva, čiurku. O žemyn nusileidžia su ziplainais. Žemyn ir viso. Leidžiamės prie vietinio gango. Urubambos gangas čia. Indusai turi gangą, inkai turi Urubambą. Nu čia prie pat nenusileisi. Čia gali nueiti, jeigu nori. Bet va tokia upė, reiškiasi, teka. Toks biški turistinis miestelis. Čia taip pat gatvės. Čia bėga nuo kalnų vanduo. Patogu. Nusispjovė ir išplaukė į Amazonę šiaip viskas čia. Iš čia į Amazonę. Jeigu čia nusispjausiu, nuplauksiu į Amazonę. Iš Amazonės į Atlantą. O va, ten kokie ant kalno griuvėsiai. Va, tenai va. Rikša. Pas juos yra ta tema, kad kuo tu
Važiuosim. iš aukštuomenės daugiau arba daugiau pinigų turi, tai pas tave durys geresnės. Tai vat, kur prieš tai filmavau durys, jos buvo tokios neaukštas, mažas. O šitos jau yra turtingųjų durys. Ir pas juos ir išlikę ir iki dabar. Labai skirtingos durys, miestelėse tu važiuoji ir ten žiūri, reiškia, ir mes irgi paklausėm, tai kodėl čia taip viskas yra. O namai nesiskiria, nes jiem nereikia tiesiog turėti. Bet durys nusako tavo padėtį visuomeniai. Kažkiek. Ten hibrantai iš Amerikos atvažiuoja į Kusko atskrenda, išsinuomoja motociklus, $60 para ir varo. O čia vestuvės kažkokios tai vyksta. Do you like Love Legend? Are you romantic? Bueno, so this is Ollantay Tambo. Ollantay Tambo are coming from the Quechua word Ollantay. And Ollantay it was the general of the Inca army of Pachacute. Okay? And Tambo it was a resting places that has been located along of the Inca trail. So people, when they used to travel, they take a rest, get some food and clothes. Mano asmeninė nuomonė, tai Egipto piramidės ten biški rūko kamputį su inžinierija ir padėtim. Ten blokai tiesiog. Čia iš po tokiam aukštį viskas vykdama. Where are the eucalyptus? You can see the back. Well, this is the best place to see how the people were cutting the stones, because all those stones were in process of working. We don't know exactly the main function of this place, but this big block of stone has been described by Antonio León de Pinelo, 1534. He said that on the second block it was 3 pumas. Okay, and in the other third block it was the sounder cross with the steps. Can you see the steps over there? And in the other big protuberance of stone it was other puma. Okay, well, this native symbol has been destroyed in the colonial period, 1570. The Viceroy Toledo, he ordered that to find all the sacred places and replace it by the churches and destroy the native symbols. Okay, well, this symbol, another symbol, with the different steps, okay, for the people who live in Bolivia, that symbol is the symbol of Pachamama. Which symbol, sorry? Which symbol? Okay. Okay, so if you go one day to Tiahuanaco, you will see this symbol a lot there. Okay, so for our investigator, when we went to Puno, Bolivia, they say that a people call this symbol the symbol of Pachamama. Why? Because look like these terraces. Okay, and they say when they walk up to the hill, they are walking like steps, and then after descending. So it's the symbol of Pachamama, Mother Earth. So because here. Tie akmenys didėja. Well, this is the ending of the Sacred Valley. Juos iškaldavo tenai. O tokia rampa užtemdavo į viršų. Okay, so the glacier that you see over there is the Huacachiclia, 5,800 meters above the sea level. Okay, the sacred mountain. Okay. Incas time has used to make hallucination drinks. O šitas kaktusas. What are you doing? Tequila? No, not tequila. San Pedro, čia San Pedro. Ne iš šito gėrimo tequila. San Pedro čia kaktusas gliučina prigerus. Atpjauk gabaliuką, puga. Juoską nori? Bet rimtai, klausyk, jie neturi čia vietinės stipraus alkoholio, ne? Turi, taigi vakar mergos geria Pisco sour. kokteilį Pisco sour. Tai ten ir yra ta
kukurūzų. Ne, nu tai ten Rakija. Ne, šitų iš vynuogių rakija. Ten kalne yra veidas, jisai čia nelabai gerai matosi, bet jis tenais yra. Ir birželio 21 dieną tiesiai per akį ten yra skylė. Saulė šviečia į šitą šaltinį. Nuo to jisai skaitydavosi šventas. Used to go and give them worships to the sun and the Inca. Well, in the Inca's time, no, they saw, like I told you, that the sun was abandoned for the Inca, and the gobernador. Bueno, que le vaya muy bien, gracias. Inca train station. Mes važiavom Incas Rail ir dabar važiuosim. Neatsimenu miestelio. Inga, į kokį mes miestelį dabar važiuojam? Okay? So, see you tomorrow. See you tomorrow, thank you very much. You're welcome. So, see you tomorrow. See you tomorrow, thank you, bye. Nu, sakyk, kur mes ten važiuojam? Aguas Calientes. Akvas Calientes. Ir iš ten 6 ryto rytoj išeisim jau į Machu Picchu. Va. Einam embarkado į traukinį daryti. Dar prieš tai yra planas, gal išeis, jeigu išeis, nusipirkti ką nors paėsti. Nelabai čia viskas aišku, taip, nu, bet atėjom čia kažkaip, praėjom, dabar einam. Gal čia jau mūsų traukinys, gal dar ne mūsų. Ką sakė? Sekantis mūsų. Gerai. Tas bardakelis geras, tas žaidas, triukšmų, dabar pabaltėjo publika, daug balsų žmonių atsirado, tai nebuvo. Ten orkestras groja vidury traukinio. Per motorus nesigirdi to orkestro visai. Važiuojam į Machu Picchu. Liksim rytoj. Jau susėdom į tokį traukinuką. Turim čia staliuką. Yra stoglangiai, nes ten vaizdų bus. O toks va traukinys. Nu, prikolni, kėdės patogios. Tos langus matosi kalnai, ten visur šalia eina upė beveik visada. Ten debesiukas į kalnus įklytęs. Čia būna tokie momentai, kai gali pamatyti savo traukinio priekį. Savo traukinio priekį ten mojuojantį. Patinai va. Dar gali pastebėti tų laukinius sėdinčius atveikoje. Turistą. Oblico morale. Ladies and gentlemen, we are in Pampakawa. From here forward, we can observe a change in the ecosystem as we have passed through the vegetation of the low mountain range to the cloud forest and high jungle. This diverse ecosystem is extremely fragile. In this zone, where rains are more frequent, there is lush vegetation, and you can see orchids, palms, prehistoric shrubs, and endemic birds, like the cock of the rock, also called tunki. The male of this national bird of Peru has crested feathers and colorful plumage, a combination of red, orange, gray, and black. The Andean spectacled bear also lives in this zone, and can sometimes be seen on the banks of the river. Thank you for your attention.
Viešbučio atėjo mūsų pasiimti moteriškai iš viešbučio. Ir dabar einam ten, kur gyvensim. Va čia va tokia va upė. Tokia tai. Čia jau džiunglės. Mes esam žemiau gerokai negu buvom, ant pusės kilometro beveik. Čia pasikeitė ekosistema. Iš aukštikalnių buvo prie džiunglės, dabar džiunglė. Esam įėjimas per parduotuvę suvenyrų. Išėjimas irgi vaizdelis per langą. O toks va, pila kaip iš kibiro. Bet kambarys geras. Bet kambarys ir nuotaika nuostabi. Va, tokios grindys prabangės iš plytelių, vis, nu čia taip nelabai peruvietiškai viskas atrodo iš tikrųjų. Paveiksliukai, kažkokie pakabinti, 2 lovas, mamytei ir tėtukui. Va. Vonia normaliai ten viskas. Veidrodis apšviestas, ar neapšviestas. Čia tik šiaip tai. Šiaip čia tai. Teliką neturim, neaišku ką per jį žiūrėt, bet telikas yra. Nelabai man reikia. Nereikia, aš tai žmoną žiūriu labai gražiai. Na, čia architektūros va, subtilumai, va, tokios va, sienos. Ten kažkokia nitastrojkė. Nu ir čia pila, nes čia yra džiunglės. Jungle. Welcome to the jungle. Tas va visas pastatas. Ir dar stato. Budelė ant budelės. Ir budelė pavėja. O čia yra mūsų kambarys. Jo. Dėdė apsauginis. Beje, čia visokie kas ginkluoti, tai su revolveriais vaikšto tokiais. Kaubojiškai. Čia ta termalinė kupaliska. Aha. Aqua Calientes. Pagrindinis miestelio tikslas yra turistam permiegoti prieš lipant į Machu Picchu. Ir labai matosi, nes kainos turgeliuose didelės palyginus su Urubamba. Ir čia tai biški daugiau viskas sutvarkyta. Daugiau turistiškai. Tie piliečiai su elektriniais vežioja prekes, nes čia į kalną nuo kalno daug nepritampys rankų. O, kažkaip prie koliuko gulėjęs. Kolis su vilkučiai. O, grafičiai. Yra vienas vilnis, kur tenka brotis, tos taip bus reikia. Na. Čia kažkur reiks. Dar ne čia. Nesikad reis lipti ne viršų. O, kaip tau sekasi tarp šunų gyventi? Jų buitis tai tokia, kur daug. Kiekvieną dieną. Tai 3 degtukų pamiršai nusipirkti. Tam meti rūkyti iš karto.
einam krioklių žiūrėti būtent į Nilagną. Kopiečiam per džiunglę. Maklinėjom po džiunglės. Nu, tipo neturim ką veikti. Kad lengvų kelių neieškoti einam. Po džiunglės parapinėti. Prakaitas 9 išmušė. Karšta, drėgna, aukštyn. Nu, tai. Sada maza toksai kardijo. O, čia kokios. Visiškas džiungai. Dangus vos matosi. Kalnai aplinkui. Mergos laukinės laksto su telefonai. Siaubas. Indiana Jonesas nervingai rūko kamputį pasislėpęs kažkur. Mes ropinėjom. Kaip kalnų važiai. Čia vadinasi einam pažiūrėti krioklių. Krioklius girdim, bet matom tik tai krūmus. Ėjom. Atėjom. Man nebesvarbu, kaip čia alus kainuoja. Nes teku tai kaip 16-metė. Klinas šlapės, pažastys ir nugara. Čia dar kažkokia pilaitė. Miniatiūrų pridaryta, čia miniatiūra tos vietos, kur mes buvom, Morai ten augalų tyrimo centras. Nu, žiūrėk, čia padaryta taip, aš mėgšto molio gabaliukų sudėta, va susimūryti. Čia va, Inkų tilto kopija, čia Inka Trail, jie turėjo tokius kelius tūkstančius kilometrų, dėl kurių beje ispanam buvo jos lengva užkariauti. Nes tai buvo labai išvystytas kelių tinklas su karčiamom ten visokiom. Avatarmedžiai. Reikia pabandyti pimpaliuką prijungti. O gal prisijungsi? Aš žinau, prie ko prisijungsi. Būsi mano avataras. Gerai. Ėmėjom, pradėjo lietus pliaupt. Dabar biškį slepiamės po debesėliais, po lapais. Aš šitas šustrekas pasiėmė striukę, sakė, mano netelpa. Tai va, aš to be striukės. Rositas su Šaru slepias ten. Leilė. Kaip jautiesi žmonai striukės nepaėmęs? Va taip. Matysi spenelius tyrančius. O čia va jau kaip ir tas, ko mes ėjom. Gražu. O, jėzus. Kaip čia toks lietutis džiunglėse. Normaliai čia. Tai dar žaibuoja. Nu, duot tau kuprinę. Duot kuprinę. Ir klojam žemyn. Per tropinę liūtį. Ten yra bilietų kasa.
apačioj. Ir ten po stogu. Ir ten mačiau yra alaus. Aš turiu striukę, žmona neturi, bet aš ją atidaviau kepurę ir kuprinę. Nebiškai prisidengtų savo gėdą. Džiunglių nuotykis nesibaigė. Radom trobelę, susiradome alaus. Sėdim čia su kolega nelaimės, irgi tos pačios žmonės. Pakliuvo į vėtrą. Čia toksai kaip žmonių, nei to namai, nei to bilietų kasa. Bet yra cervezas, ne? Problemų nėra. Por favor. Op.